Sveiki, sveiki. Šiandien kaip tik galvoju, ką čia skanaus pagaminus ir senai jau svajoju apie tą patiekalą, kurį dabar jums parodysiu. Šiandien gaminsiu aikuk vokpuodę. Jau ne vieną sykį esate ir girdėję ir matę. Dabar puodas yra tuščias, įkaitinamas. Va, jis jau įkaito. Ir esu pasiruošusi gaminti labai įdomų dalyką. Tikiuosi jums irgi patiks ir patys kažkada pabandysite. Tai va, turiu kiaulių kojeles. Na kągi, dedu įkaitusi puodą kiaulių kojeles. Matote, be jokio vandenuko, be nieko šitame puode galima gaminti. Pamarinavau jas įprastai. Na, nežinau, kas gausis, tikriausiai bus skanu. Dabar prie puodo apačios viskas prikimba ir šitas puodas, kadangi veikia garais, kepa ir verda garuose, tai dabar subersiu dar daržovės, svogūniuką, morkytę, česnakiuką paskirstau, na ir apdėsiu bulvytėmis, bus priedas. Šaltiena, ne šaltiena, bet galvoju ir šaltiena neprastai būtų šitame puode pasidaryti, nusipirkusi galvų, ausų. Na va, kaip gražiai susidėjo viskas, puodas čirška, o mes dabar lauksime rezultato, uždengiu jį ir jisai dabar darys savo darbiuką. Puodas įkaista iki tam tikros temperatūros ir kai pradeda taip suktis, mato, dabar jisai sunkiai sukasi. Kai pradės suktis, tada jau jisai garuose, viskas ten vyks jame, gaminsis garuose. Na kągi, šiek tiek palaukime ir po to vėl parodysiu.